Kalbant apie pokyčius, pirmas žingsnis būtų jų priėmimas ir išbuvimas čia ir dabar. Jeigu mes to pokyčio negalime priimti arba sakom, kad priimam, bet vis tiek sukas mintis apie vakar arba galėjo būti kitaip, tai dažniausiai kyla pokyčių nepriėmimas ir nebuvimas čia ir dabar. Tai paleidimas seno, atradimas naujo. Ką reikėtų daryti? Reikėtų grąžinti dažniausiai į šiandien save, ar ne? Kad galėčiau priimti save su naujais pokyčiais, kad galėčiau prisitaikyti šiandien dienai, nes dažniausiai taip nebus, kaip vakar buvo per pokytį, ar ne? Pokyčiai įvairūs būna, skyrybos, darbo pakeitimas, būna kartais ir geresni, bet vis tiek to seno darbo paleidimas arba seno žmogaus paleidimas, kad ir jau planuotas, tai vis tiek įvyksta tam tikras paleidimas emocinis ir psichologinis, kada užtrunka laiko. Tai kartais būna neplanuotas pokytis, kuris labai greitai išmuša iš vėžio, ar ne, ir nemiegotos naktis ir sunkus rytai, ir tada ką mes turėtume daryti, tai prisiminti, kad jau įvyko ir vakar pakeisti negalim, rytojus mes nežinom, tai gyvenam šiandien. Tai tie pokyčiai jau galvoja iškart palengvėja, ar ne? Tada praktikos, sąmoningumo praktikos, minčių dienoraštis, sustojimo minutės, ar ne, gamtos terapija. Jeigu labai sunku susitvarkyti su pokyčiais, reikėtų kreiptis į specialistus pagalbos, bet tikėtina, kad galima būtų tvarkytis ir fizinę veiklą užsiemant jogą, pilates su kažkokiu, ar ne. O jeigu tikrai matau, kad nieks nepadeda, tai galiu kreiptis į mūsų centro darbuotojus, psichologus, psichoterapeutus, psichiatrus pagalbos padėti susitvarkyti.